Tai ką, labas rytas. Kovo 15 diena, 18 diena Tailande. Mes jau esam atvykę labiau į centrą. Šiandien eisim damušinėti visokių įdomių vietų Bankoko centre. Idėja, kuri kilo pamačius 2 ispanų turistus metro su popieriniu žemėlapiu, kad kitą kelionę norėčiau varyti su mašina arba su mocu ir naudotis tik tai popieriniu žemėlapiu. Absoliučiai tik popieriniu. Būtų žiauriai kietai. Liepa nori Uniqlo nusipirkti maikę ir net durininkas yra, o aš su flip-flopais. Tai čia va tokia liaudis šitoj parduotuvėje renkas. Tikras turtas yra viduje tikras turtas. Duša. Nu, tokio McLareno neatsisakyčiau, aišku. Va toks yra. Dioro kavinė. Bet atrodo kaip... Wow. Tai va čia Liepos prekybos centras, kur yra viena parduotuvė. Tai ieškosim vienos parduotuvės va šitam va. Biškai klydau dėl dydžio. Jis dar dvigubai didesnis. Nu, net nebejokinga kažkaip čia biškai baisu man jau tokie dydžiai čia. Nu ką, sėkmingai, užtrukom tik pusvalandį. Aš išrinkau šitą maikę. Man tai labai graži maikė. Aš tampu addicted šitam uostymui. Čiut kažkaip nosis biškai pasikimšus borite, galvoju, nusipirksiu, pabandysiu vietinės medicinos. Toksai addictive dalykas atrodo, nes atrodo noris vėl paimti, pauostyti. Gan keistas dalykas, bet Liepa papasakojo apie tokią įdomią vietą, kur Burger Kingas, kuris tokia įdomią labai kaip templo architektūrą turi. Nuvarysim pažiūrėti, nu ir aišku, po vieną burgeriuką susleisimgi. Ieškojom tūliuko, atėjom į tokią žiauriai įdomią erdvę. Nu, negali sakyti, kad žiauriai įdomi. Man tiesiog gal neįdomi. Atvarėm dabar į Weekend Marketą. Čia turėtų pilna visokių įdomybių būti. Sulaukiam Liepos ir varom. Tiesiog į visas pusės, kur žiūri, ten yra praėjimai ir tiesiog nesibaigia visą. Va, laikrodukai, 105 pinigų. Nu, kai ką nors įdomaus pamatys, parodys. Nu, jeigu matysit ką nors fainą ir norit lauktuvių, tai parašykit. Jo, nu, tipo, čia ras gali, ką tik tai tu nori. Tiesiog turėk sveikatos pirkt ir ieškot. Čia kas kolekcionuoja. Visa parduotuvė milžiniška ir pilna netikrų visokių vaisių. Kiek gerai atrodo, kad net kaip tikri atrodo visi. Labai populiarūs tokie populiarūs mailiukai visokie. Šiaip jie kvepia tai skaniai. Kas čia? Nu, skaniai kvepia. Citrina. Kaip šitas kvepia? Nu, nenoriu. Nu, pauostyk. Nu, baig. Nu, pauostyk. Lemą tokią kepurę reikia pirkti. Vietinė kaziuko mūgė čia va. Šaukštų visur. Va, aš sakiau, aš noriu šortų tokį. O, kaip tik, pažiūrėjau, jie cute. Kokie cute. Va, tai žiūrėk tau. Čia va toks ir meno skyrius labai rimtas. Čia jau iš tikrųjų ramiau ir taip sofistikuočiau labai. Nu ir tokie gražūs darbai. Įspūdingi, nu čia iš viso, va. Jo, čia tai nesveikai. Kaip gerai atrodo. Oho. Nu, krypė atrodo iš tikrųjų. Nu, prisiprašė. Aš tai noriu šitam.
Tiesiog biškai aptingom prisivaikščiam. Man kažkaip jie. Labai šnekėt gal. Hello. Tai va, tai tiesiog vaikščiam turgui. Sakom, pavargom biškai, tai pasiėmėm kojų masažą po pusvalandę. Kaina apie 4 eurai. Lithuania. It's close. Euro. Yeah. Gerai, biškai atsipalaiduoti. Tokios va, lovytės. Ja, Mark. Wow, kaip gerai. Aš jau buvau pamiršęs, kad čia tokie dalykai kaip masažai egzistuoja. Man insane. Reikia dažniau vaikščioti, nes už tokią kainą, nu čia yra nuostabu. Čia yra nuodėmė tiesiog neiti. Tai va, tai 100 pembaktų, pusę valandės masažo kojų labai gero. Kas yra šiek tiek, gal kokį 4 eurai 10 centų. Čia nėra va, žmogus savo pusvalandį. Bet irgi, kai masažuoja tas kojas, nežinau, toks, dvejopas jausmas biškai, nes, aš suprantu, kad čia normalu ir pas jas čia tokia profesija yra. Bet iš kitos pusės, kai pagalvoju, blema, aš tai nenorėčiau kojas glostyt kažkokiam random žmonėm pastoviai. Nėra labai fainai. Kokios iš tikrųjų, tikrai kokybiškos tapkės yra. Tikrai kokybiškos. Bent jau sąlyginai kokybiškos. Atrodo, kaip, nežinau, pamatyčiau Akropolį kur nors, nežinau, Aldo visose ir visur. Taip pat atrodo visiškai. 100 pembaktų. 4 eurų. Blemba. Gal man reiktų siū maikės. Kaip gerai atrodo dar su tokia apšvietimu. Žodžiu, aš norėjau nuvaryti šiandien iki tokios milžiniškos būdos sėdinčios, labai gražiai atrodančios, būtent ant saulėlydžio. Bet greičiausiai nesiplėšysim ir bandysim kitą kartą nuvažiuoti. O dabar patsėmėm dar va tokį lyčių gerimuką. Geruliai. Ir dabar einam ieškoti, kur pavalgyti. Ką, pagalvojom, kad visai verta būtų nuvaryti dar pavalgyti į Chinatowną, nes ten visai aktyvų ir daug maisto. Laukiam skuterio eilinę kartą ir lėksim. Nes šiaip va tokie va kamščiai. Vos juda, bet su skuteriais žymiai greičiau nulėki visur, žymiai. Biškelė po šitų tokių gerimukų visokių su ledais paperst norisi kartais, bet lyg dar nėra labai blogai. Tikėkimės ir nebus blogai. Tai sveiki atvykę antrą kartą į Chinatowną. Ui! Belio, kaip įspūdingai atrodo iš tikrųjų tas Chinatownas. Smirda kol kas man čia. Žiūrėjau, kokie lobsteriai. Wow. Visas cielas lobsteris 2000 baktų. Čia šiaip nemažai, čia apie 5 eurų. Kaip čia stipriai verbuoja visus intensyviai. Tai va, prašom, skorpionai. Kas jos surenka, aš nesuprantu. Aš tai nenoriu jų valgyti. Nors ką aš šneku, negalima turėti nuomonės, dar net nepradėjus valgyti. Tiesiog. Whatever. Plaukuotas dar visas. Was nochmal? Zeig mal. Kodėl jie nupurškė? Das hier ist ein Grashüpfer. Also ich würde mal Sachen probieren. Man rodos nupurškė su actu kažkokį. Blemba, žiauriai plaukuotas, taip nefainai. Aš tai bijau, jis man neįkas dar. Tik jis negyvas. Eik. Karštas. O, iš šono gali pastraukti.
Traškus. Geras? Gerai? Patinka? Čipsas toksai? Jo, šiaip skonis Parodyk vidų. realiai nieko to nėra. Kažkoks skistimas biškai. Realiai skonis toks pat kaip Čytos čips. ne, kaip vištiena, labai apskrudinta, žinai, apskrudinta odelę valgytum, toksai ir skonis, ir traška. Nu, šio čia patinka tau. Dar vieną gal nori. Uodegytė biški nelabai. Aš tikiuosi užsigert, turim mes ką nors. Neturim. Oi. Šiaip neskanus buvo pilvas labai. Kartus toksai. Gerai, Toks kartas ir kaip smėlis koks. O, Jėzus, sakė maistą ir gėrimus, bet aš labai noriu atsigerti, nes nuo skorpiono skonis burnoj dar tarp dantų likęs. Okay. Kvapas tai keistas kažkoks. Taip ir valgyt? Šiaip skanus. Toks saldus ir labai sultingas. Atrodo tai kaip česnakas. Mangustinas, paragaustinas. Grybiena. O ką ten suka? Tais vidais visai būtų norėti. Ant tiek karštonai. Ten kažkokie riešutai yra sukami. Greičiau. Valėpa pasiėmė dar kažkokį šrimbo. Shrimp dumpling. Shrimp dumpling. Nu, toksai jūros skonis labai. Va, dar pasiėmėm passion fruit sulčių. Žiaura 3. Nu, šitas biškai brangesnės sultis, bet jos, labai geras, toks labai natūralis atrodo. Planavom visai varyt namo, bet pakeliui yra vienas iš daugelio Bankoko raudonų žibintų kvartalo. Tai galvojam, pažiūrėsim, kokie ten velniai dedas. Atvažiavom, bet kol kas panašu, kad čia tiesiog turgus. Nu, bet žiūrėsim, kas ten toliau. O, šortų norėčiau visai tokių. Visai norėčiau tų šortų muitajus. Nu, žinai, vieną treniruotę atbuvęs, jau gali. Nusipelnai. Nu, dabar jau čia biškai prasideda ta gal. Cái nút kho chị hay là đi buôn bán tính thì kho là lô không có chán bia hẹp với kia hẹp đó hẹp hấp thì nhiều nè chán thì Nu, jau šiaip nemažai prieina. Ten viskas surašyta. Ten tokių baisių yra. Wow. Va, visokių rūbelių gali. Yra faina. Gali rūbelių pasimt. Kokį nori. Va, vyram triusikėliai. Pasiruošimui. Čia jau ta gatvė. Va, cheese. Čia tai man panašu, kad mes jau atėjom į gėjų tokią gatvę paraleliai. Jo. Čia gal... Banana room. Nežinau, man čia jau labai nepatinka. Man ten jau visai nepatiko. Čia man labai nebepatinka jau. Jau majuoja. Nu, nežinau, šitoj gatvėje tai man jau tikrai nebepatinka. Jau kai mergos mirksi, tai dar nieko, bet kai jau vyrai mirksi, tai nebėra linksma. Vėl atvarėm šitą japonišką parduotuvę. Nu, vaibas tai kaip Japonijai. Nors nebuvęs, bet jaučiu toks. Nu va, į dar vieną gatvę čia praėjom. Čia visas rajonas toks yra. Visur visi prieidinėja, siūlo. Bet šiaip žiauriai gerai atrodo visos tos iškabos žiauriai gerai atrodo.
Bet ir nemažai tų iškabų tipo tokios labai subtilios yra. Ale vos nieko ir nesuprastam, bet yra kažkokios tai užuominos. Bet irgi miksas toks, nes ir maisto visokio japoniško yra, visokių japoniškų barų, bet ir mergos sėdi kai kur. Po pusvalandžio, kem minučių važiavimo Pirdą aš atvariau, Liepa jau čia trynėsi į marketą, kurio pavadinimas Jod Fairs Ratchata. Aš visai noriu ką nors užkast, matau yra krokodilienos, gal einam krokodilienos pabandyti. Squid shotas yra, bet aš žiauriai seafoodą nemėgstu, ten dar gyvą squidą valgyti. Krokodiliena, čia visur krokodiliena. Gal reikia pabandyti? Grilintas krokodilas. Norėk bandyti. Is it good? Yes, Good? Pasėmiau iešmelį lengvai aštrios krokodilienos. Niekad nesuvalgys dar. Kainavo 300 bahtų, kas yra 2,8. Kvepia irgi labai skaniai. Biški gaila dabar, kai pagalvoju tą krokodilą. Tokie gražūs gyvūnai. Ką aš žinau? Bet skonis, aš nežinau, čia ir vištieną galėtų taip atiduoti ir sakyti, kad čia krokodiliena. Biški gal kitokią mėsą. Bet šiaip labai skani. Nėra jokio riebalo tokio, gan liesa. O gal ir yra, gal čia viskas kaip riebalas toks, bet liesas. Šiaip skani. Žodžiu, super. Up to the next one. Tas squid shotas, čia jau viršūnė. Bet jo, aš rimtai galiu apsivemti, jaučiu. Žiauriai šlykštų, į gyvą reiks dar kast. Bandau, tie bunė. Hello. Is it good? Yeah, it is. Taip jaudinuos, net pirštais neužsidedu. Oh my god. Yeah? Already? He's moving still. Oh my god. Oh my god. Oi, šaliukas bėga. Imk net. Burna visą įvadą. Wow. It is good, yeah. It's good. It's good. Bet nekartočiau gyvenime niekad. Dar burnoje jisai visas ten spurdėjo, man. Oh my god. Tas padažas tai toks aštrus, bet skanus iš tikrųjų. Jis toks saldžiarkštis, aštrus ir su actu irgi. Kalmaras biški atrodo dar pamirė tam pačiam padaže, bet dar biški paspurdėjo ir burnoje, iki kol nukandau galvą. Bliamba, šiaip gyvenime tokių dalykų nedaryčiau, bet kada į ne dabar, Visa darbo diena namuose iki tokių dalykų priveda net. 100 bahtų, kas yra 4 eurai su biškiu. Gerai, tai dabar top 3 reitinguojam Skorpioną, šitą Squid shotą ir krokodilą. Krokodilas top 1 iš skonio, nes tiesiog žiauriai skanu buvo. Visiškai nesijautė, kad kažkokia kita mėsa. Antroji vietoje, šiaip iš skonio antroji vietoje būtų Squidas. Nors nemėgstu jūrų gėrybių taip, bet tas padažiukas did its job. Skorpionas buvo tiesiog traškus, bet pilvas buvo labai kartus ir neskanus toks. Liepa sakė, kad čia labai populiarus, sakė, jau matė ne vieną kiaulės stuburas ir iš jo tokį kalną sukrauna.
tipo, kaip ir jį valgai. Atrodo, tai labai įdomiai, kaip koks šakotis mėsos. Apėjomės iš tikrųjų tą marketą, bet nieko ten gero. Nu, tipo, yra visi ten tie patai ir panašiai, bet ganėtinai turistinis čia tas marketas atrodo. Tai kitoj gatvės pusėje tiesiog susiradom labai gerai įvertintą japonišką ramenų restoraną, kur irgi normalios kainos sąlyginai, tai ten einam. Nu, iš čia neatrodo labai jau toks mažas, bet nėra iš tikrųjų labai didelis ir labai viskas panašu. Bet kamščiai kokie tai crazy. Supirda tai dar kažkur liek, bet čia su mašina važiuoja tai košmaras. Va, pasirodo mūsų ramenas yra tiesiog degaliniai. Nu, bet ką, žinau, žiauriai puikiai vertintas, tai bandom. Geras, va šitai nesu buvęs dar tokiai vietoje. Nu, pabandysim, pabūsim. Nu, arbata, jų visos, kiek aš perku čia japonišką arbatų, jos absoliučiai yra be jokio cukraus. Taip, visiškai kaip pasidarytum arbatą, įdėtum ją į šaldytuvą, atšaldytum be nieko, tiesiog va tokia visiškai arbata. Nu, čia jinai gan lengva, bet kartais būna stipraus skonio ir be cukraus. Nu, atrodo gerai. Ir kvepia gerai. Geras. Skanu. Nu, valgom liuksiškai. Nu ką, pavalgėm. Man tai labai skanu buvo iš tikrųjų, rekomenduoju. Shoryu ramen. Degaliniai. O tau? Sumokėjau, šiaip būtų buvę žymiai brangiau, bet aš užmačiau kažkokį tai dealą mėnesio ir sumokėjau 9 eurus už abu ramenus ir gėrimą. O! Einam dabar link tokio rooftopo, pasižiūrėsim, gal galima užsikelt pažiūrėti panoramą, einam pro šalį ir čia toks restoranas, kur va taip va displayina viską. Aukštais va yra krabai, omarai ir žuvėkai kažkokie. Viršui ten jau tie langustai, tie brangiausi, man atrodo. Milžiniški. Krevetės, nesu matęs gyvų, jaučiu. Lema vargšas irgi gaila, man visų gyvūnų gaila. Tai va, dabar bandom nueiti iki tokio towerio, kur ale į rooftopą galėtume užsikelti ir pasižiūrėti kokią panoramą Bankoko. Bet nelabai norim mokėti, nes šiaip jie gan brangus yra visi tie rooftopai, kartais turi ir pasikelimo mokestį, bet mes tiesiog norėtume realiai užsikelt, pabūti 10 minučių ir nusileisti. Tai pasižiūrėsim, jeigu ten reikės mokėti kažką košmariško, tai tada nesikelsim. Va, čia tai viešbutanas. Nesu matęs dar tokio dydžio. Jaučiu už Vilniaus katedrą 2 kartus kokius didesnis. Jeigu ne 3. Panašu, kad mūsų rooftop baras labiau yra housetop baras, nes jis yra tik 5 aukštų pastatas. Nu, bet gal kažkas matysis visai, vis tiek aukščiau negu didžioji dalis. Tai va, patekom, dar net tikrinau pasą Liepai. Man sako, sako, nereikia. Uždėjo antspaudus, bet nieko neprašė, nekainavo kol kas. Žiūrėsim, visai kietai čia atrodo. Nu, nice. Visai kažkas matos. Tai kur rodžiau tą menulį ant stogo, tai čia ir buvo būtent tas pats baras, į kurį mes ir atvarėm. Ten va matos. Šiaip geras vaizdas tikrai. Ir kainos normalios sąlyginai, tai nice. Nu ką, sveiki. Kovo 17 diena, 20 diena Tailande. Šiandien aš dirbu iš kavinės, valgau va tokį va maistą. Valgau akai boulą. Niekad negalvojau, kad bus vienas tų, kurie
valgo superfoodus kaviniai ir dirba kaviniai. Šiandien iki vakaro padirbsiu čia kaviniai ir vakarė 9 val. Turim traukinį į Čiang Maju. Please stand behind the yellow line. Nu, bus įdomu. Pačioj tai daugiau vietos biškį. Viršui tai siauroka, taip siauroka. Bet nieko, normaliai. Experiences toks įspūdingas. Biškį kaip Indijai, kokiai jaučiuos. Aišku, bet šiaip sąlygos tikrai geras. Kantryškė pučia, vėsų normaliai, tulikai yra. Lovos švarios. Labiausiai laukiu vaizdų iš ryto. Editinu, tai pradėjo miegas traukt, galvoju, reikia bandyti užmigt, o po to dar neužmigsiu iš viso. Tai bandau eiti užmigti. Labą naktį. Nu ką, pakėlė po 7:15, nežinau, kodėl taip anksti pakėlė, nes dar tik už 2 valandą atvažiuojam. Nu ką, tai labas rytas. Kovo 18 diena, 21 diena Tailande. Ką tik išlipom iš naktinio traukinio, kuris atvažiavo ir atvežė mus į Čiang Maju. Panašu, kad Soj Vilnius atvažiavo į Čiang Maj. Tai ką, kovo 18, 21 diena Tailande ir šiandien pirmą kartą važiuojam su tuktuku. Čia ta proga, kad su kitais lietuviais susitikom. Sveiki. Tai jau įkalbėjom mus, kad reikia ir su tuktuku mums pravažiuoti. Ir važiuojam. Ir puikiausiai. Aš aišku pasiprašiau iš karto į priekį, va su vairuotoju sėdim. Gal pavairuot dar duos, jeigu paprašysiu. Bet tas vairas koks įdomus, klausyk. Oh, your signal. What does this button do? Ah, turn signal. Okay. Cup holder. Yeah. Nice. Jo, įdomus skystis kažkoks yra. Bet visas tas tuktukas toks custom made padarytas. Labai, kiek aš irgi skaičiausi, kad visi tuktukai ir Bankoke ir apskritai Tailande turi tokią tendenciją būti absoliučiai unikalūs. Tai visai įdomu, kai yra viskas one of a kind. Matai, tam va keiti pavaras per ten, klašas yra va ten, čia yra visa transmisijų dėžė. Čia toksai visiškai miksas mašinos ir motociklo. Nes stabdis irgi yra pedalo su koja, yra sankabos pedalas.
Yra visa pavarų dėžė. Break. Yeah, break. Yeah. Oh. What is this? Oh, water. Water. Yeah, water. For cool energy. Yeah, water. Jis nėra toks jau blogas, žiūrėk. Jis toks taip stiprus, bet jis toksai... Toks Biškai susirauga. Bet šitas kitoks. Kitokas mangas. toks kažkoks jo, bet nėra toks labai blogas. Jo, bet net nepalyginčiau, žinai, nėra kažkokio skonio, kvapo kažką. Jis unikalus visiškai. Čia kaulas yra? Jo, vieni turi kauliuką, tai jūs taip nekaskit iš karto, bet jis toks lengvai. Jis turi kartus bus, jeigu perkasi. Bet šiaip jis turėtų išsimt sausas. Nebus kaip slyva, kai būna kartais, kad apsivėlė, viskas išsimt. Nu, Valerija taip žiūri, kad atrodo, kad žiūri klaidą daro. Mes kažkokį ritualą turime daryti. Ne? Aš čia nevaru. Gerai, galime paragauti. Šitas per daug iškau. Labai neskanus. Ne, neskanus. Jis yra saldus, kreminis. Jis gal biški pernakęs. Gardam. Nu, taip, nesakysiu, kad jis blogas. Jis nėra blogas. Biškis turi tą mini svagūną kažkur ten kreminis, bet ten toks kaip karamelizuotas svagūnas. Įdomu, kontentas. Šiaip įdomu, tikrai. Padarom tarakoną valgyti. Ne, reikia rasti patį. Tai čia žiūrėk, nes... Ne. Nu ką, sveiki, kovo 19, 22 diena Tailande, esame Čiang Majui. Ir kadangi turime planus savaitgalį važiuoti į Pai miestelį šiaurėje, pagalvojom, kad visai verta būtų ilgesniam laikui išsinuomoti čia pirdą ir vietoj važinėjimo su taksi važinėti su savo pirdą. Tai varom pasižiūrėti į pirdų nuomos punktą. Jo, tai vakar buvom susitikę su draugais iš Lietuvos ir pirmą dieną apėjom patį Čiang Majų labiau. Iš tikrųjų, tikėjausi visai kitokio to Čiang Majaus. Tikėjausi, kad daug labiau vietinis jisai bus, o mumis pasirodė toks labiau turistinis gal. Galbūt čia tik tai pirmas įspūdis ir pačio vieno iš draugų dėka Augusto tai paragavom pirmą kartą duriano. Šiaip įdomus labai jo skonis. Jo lengva būtų nemėgt, jame tikrai galima rasti ir skanumą. Nu ką, išsinuomavau bolidą, padarom apžvalgą. Modelis Yamaha Aerox 105 kubai, automatas. Važiuoja gerai, tikrai nemeluosiu, važiuoja puikiai. Nu ką, lekiam parodyti žvėries Liepai. Pusryčių sugalvojom atvaryti į vietinio universiteto valgyklą, kur tiesiog labai daug visokių kaip aliuminių restoranėlių, kurie pigus ale yra ir čia visi ne studentai valgo, tiesiog žiauriai įdomus principas. Vilniaus universitete Kankanas tik vienas būdavo ir tai va, pasiėmėm 2 patajus už 70 pinigų. Už 2 patajus sumokėm 70 baktų, kas net nėra 2 eurų, 1,90 maždaug. Vieno patieklo kaina 95 centai. Nu daug žada, man tai čia daug žada. Šiaip skaniai atrodo, viskas ką valgo aplinkui, man tai tikrai skaniai atrodo. Man šiaip labai įdomus jausmas, nes visi va sėdi su aprangom visko ir jie studijuoja čia. Jiem čia tiesiog pietų pertrauka, mes tiesiog atėjom į universiteto valgyklą ir mes čia valgom. Šiaip skanu tikrai. Nu tau kaip? Gėrimas ir 2 patiekalai, 2,80 valgyklai. Ir skaniai buvo tikrai. Skaniai. Visai normaliai pakilom, pusvalandį laiko kilom. Ir čia tokios lūšnelės irgi įdomios, visokios žiauriai kietai atrodo. Na, pažiūrėsiu, kokie mes aukštį dabar esame. O, mes realiai pakilom kilometrą dabar per pusvalandį laiko, kilometrą į viršų pakilom. Nemažai. Dar turim biškį pakilti.
atvažiavom. Belė kaip gerai atrodo. Belė kaip. Gal kokie tai liapsai iššaut čia? Nuostabai gražu čia iš tikrųjų. Ir ten apačioje yra toksai kaimelis. Ir matos jame, kaip bėgioja vaikai kažkokie, žaidžia kažką ir visas tas garsas toksai ateina čia, toksai žaidimo garsas linksmas. Bele koks jausmas. Žiauriai keisti. Labai gražu. Pratęsim taip liapsą. Magiška, labai magiška. Net bairį neišlaušiu kokią tokiam grožį, wow. Nerealu. Leidžiamės žemyn ir varysim vakarienės pavalgyti. Tai jau biški vėsoka, čia vėsoka leidžiantis žemyn. 20 laipsnių. Bet nieko, normaliai. ช่วงสมาชิกเงินล้านโดยร้านที่ถูกบริการดำเนินการ Gal rizikuoja. Oi. O, kaip dviratininkas skuodžia tiesiog. Aš nesuprantu, kokio mes greičio? Sankiam? Bam? Žiūrėk, jisai apie 7-8 varo. What? Crazy. Važiuok, dar jam trūksta greičio, dar pritupė. Su bridžiukais. O, čia insane yra. Baisu žiūrėti net. Biški, Čia nepagavo. tai privažiuok. Aš spėjau. Ne, biški jūs per... Nu, baik, čia savom baisu. Nepavijom dviratininko, aš nesuprantu. Tour de France. Man baisu davė. Tu baik. Užskaitėm. Taigi davė. Kai vietinis. Nu gal teši ir sustok. Davė. Oh my god. Va. Ei, davė. Pasileidęs plaukus. Nu, čia taip ankšta. Eik, tu kaip vietinis visiškai. Nu, atėjom į kažkokią vietą, atvažiavom į kažkokią vietą, kur Liepa išrinko. Tai čia taip įdomiai, žmonės sėdi viduj kambariuose. Va, labai stafas vis rūpinasi visais. Paverčia mango salotas. Taip, su krabu. Ai, čia tavo ryžių. Žinot ką, sakykit, ką norit, bet jeigu atneša, reiškia, reikia pabandyti. Bandom. Pirmom sekundėm tai gal ir nieko, gal dėl to mažas toksai, žinai. Čia tavo sriuba? Belia kaip nepatogu geras. Tiesiog į nosį tie ledukai krenta visi. Ne, nu, tipo, jeigu išgeri tą stiklinę per kokias 15 sekundžių, tai gal ir nieko. Paimi, sugeri greitai, šaltą. Tada gal ir logiška. O jie tikrai labai. Ką tik atnešė sriubą. Aš galvoju, kad čia viena porcija, čia legit bliūdas sriubos. Nu ką, pavalgėm. Pavalgėm, aš sakyčiau, kokie 7 iš 10. 6,5 iš 10. Nebuvo labai skanu. Iš viso sumokėjom 450, kas yra 12 eurų 13. Daug šiaip.
Nu, bet ir prisisakėm daug ir biškinę tiesą sakant palikom šiek. Važiuojam kur nors dar į miestą, pasižiūrėsim, kas ten kokie gyvūnys yra ir tada. Už 5 pinigų maišą, va tokį maišą pasiporą gauni, už 5 pinigų. €20. Vienas mangas, 1 euras. Prie kokio kanaliuko atvarėm. Kvapelis yra lengvas toks kvapelis. Čia viskas sakė, Liepą dieną atsidarė būna, tai gražiau būna. O dabar tiesiog praeisim taip ramiai, kaip seneliai kokie, žinai. Jo, pasiėmėm įdomų, vat, yra alus ir jisai padarytas su jazmino arbata. Paragaujam. Geras. Toks sidrinis. Sidrinė arbata. Aha. Skonis kaip sidro, bet skanaus sidro. Ne, skonis kaip jazmino arbatos. Man skonis kaip skanaus sidro. Duodu 9 iš 10. 8,75. Iš tikrųjų, belie kiek ilgas tas kanalas čia. Tai ką, šiandien jau lėksim link namų, manau, ir eisim miegoti. Aš sakau jums, iki rytojaus. Nu, prieš rytojų dar trumpas intarpas, taip ėjau pro šalį, galvoju, nu tikrai mamai patiks šitie. Kokios gėlės, mama, gražios? Nu, gražios, net man visai gražios. Gerai, dabar jau tikrai iki.